Labas rytas. Mėly rūkoriai ir rūkorės, jūsų labui mes atliksime eksperimentą, kurio dėka jūs mesite rūkyti. O jeigu jūs nemesite rūkyti, tai vis tiek kada nors mesite. Taigi mums reikės butelio su vandeniu ir kraniuko apačioje, reikia kamštuko su cigarete, reikia vatos tokį tamponėlį kaip filtro reikės, gumutė, degtukai. Taigi, pradedame eksperimentą. Užsukame kamštelį su cigarete ant butelio su vandeniu. Va. Uždegame cigaretę. Atsukime vandens kranelį. Ir laukiame, kol vanduo ištekės iš butelio, o cigaretė susirūkys. Jūs įsivaizduokite, kad šitie balti dūmai patenka į jūsų plaučius. Kiekvieną kartą, kai jūs rūkote, labai gerai pamastykite, ar tai verta daryti. Nes tie dūmai, jie atsiduria plaučiuose, o su dūmas dar kai kas. O kas ten atsiduria plaučiuose, mes pamatysime eksperimento pabaigoje. Įprastai rūkoriai, manau, palieka šiek tiek, ne iki pat filtro surūko. Jie mano, kad ten prisikaupia nuodingų medžiagų ir reikia nerūkyti. Tai vadinasi nuorūko ir jie išmeta. Bet realiai toj visoje cigaretėje yra visokių nuodų. Taigi, cigaretė surūkyta. Surūkyta cigaretė. Atsukame kamštuką. O, čia prapačiai eina dūmai. Mes jas užsandarinsim. Dūmai kažkodėl eina žemyn. Tada dedame tamponą, kaip filtrą mes jį naudojam. Ir su gumute gražiai apspaudžiame. Va, sandariai. Tada rūksta čia ta cigaretė. Va, nuorūka. Tada, ko nepadarysi, vardan eksperimentą. Išpilam vandeniuką, va, dūmai rūksta jau. Tuomet mes išpučiame tuos dūmus. Išpūtėme nikotiną. Nu ir ką, nuimam gumutę su filtru. Mergytės ir berniukai, vyručiai ir panelės, matote, kas lieka jūsų plaučiuose? Tai yra dervos. Dervos tai toks dalykas, jeigu kada čiupinėjate pušinę lentą, jūs išsisakuojate. Ir tie sakai su nieko nenusivalo. Tai tas su nieko nenusivalo atsiduria jūsų plaučiuose. Plaučių tūris sumažėja, jūs gaunate mažiau gyvybinės energijos, pranos. Kinetiškai reikia, tai jūs gaunat mažiau energijos čia. Jūs dūstate, jūsų organai pradeda silpniau veikti, nusilpsta jūsų imuninė sistema ir jūs anksčiau laiko, kaip sakant, savo norų reinkarnuojatės. Taigi, įtikinamas pavyzdys. Žiūrėkit, kitoj pusėje matot, gana švaru. Šičia ruda.
Vienoj pusėje švaru, kitoj pusėje ruda. Vienoj pusėje švaru, kitoj pusėje užteršta. Jeigu jūs turėtumėte va tokį kraniuką plaučiams, tada jokių problemų. Jūs paimate plaučius, įsistatot, užsifiksuojat, dervas nupilat ir rūkote vėl toliau. Tačiau prisiminkite, kad kraniuko nėra. Plaučiai valosi tik per kvėpavimo takus. O dervos, kaip matėte, jos yra sunkios, jos sėda žemyn. Ir su kvėpavimu yra labai sudėtinga jas išvalyti. Taigi, ačiū už dėmesį. Bye bye.